Lakėm apleisti buvo taip iš Rusijos. Apsileidę buvo. Nu, tikrai karą laikė, buvo labai užsiveisusies, mat 40 metais tas ruskiai į vokiečiai buvo užsiveisi blusas į utėlės. Labai buvo žmonės užsiveisti, apsileidė blusam į utėlėm. Liga buvo niežai tokie kažkokie. Išpildavo žmogų šašais tokiais. Nu, tai drabužių va tokių, kaip dabar, kad yra, nebūdavo. Būdavo drabužiai lininiai. Lininiai arba šiek tiek vilnoniai. Labai veisdavus blusas į utėlės. Tuose blusas. Dabar yra kaproniniai ir tie kiti tai yra drabužiai. Tai į tos čia nebesiveis. O prie ruskai, prie vokiečiai tikrai buvo utėlių į blusų tiek. Žmonės kiekvienas kaime turėdavo pirtelę, eidavo kas šeštadienį, kas 2 savaitės į pirtį, perdaus į tai labai veisdavus. Nežinau, tų chemikalų tada užtaigi mažai būdavo, dabar visur visi purškimai, visi chemikalai nebesiveis, tokie tie vabalai. Nežinau, gal pa žmonės, kur, sako, mokyklose viens kitas atsirands mokinys. Užsiteršęs, bet labai mažai. O taip, seniau tikrai Rūdos kaime į neblogai gyvenom, į kitko buvo, bet atsirasdavo blusas, labai atsirasdavo, kaip čia pasakius, avižom žydžiant, kaip čia, plaukiant, avižas, kada išplauk. Jau didelis avižas kaip lik stalo, jos išplauk. Tada, sako, blusų laikotarpis būdavo. Tai dar prie ruskės šiferinį vatą dirbdavo, buvo įsitaisyti, matai, čia šiferinį galia purkšdavo. Pakviestų į chemikalą purkšdavo, į tai šiferinį kabo įsitaisį blusas, jeigu tik par šiferinės kalidorių praėjai, į blusų prisirinkdavai. Paklaus bronės, tai sakydavo. Tai matai, jeigu pakviesdavo tą purškėją, kaip jie vadinavo, aš užmiršau dabar, gal iš medicinos, kur, kaip čia daro, kambar, aš po kokios ligos, kaip daro, ir puršk. Jeigu tik blusų žeiktai paskambina, nežinau, pabrikstoje apmokėdavo, kiek reiktų, žinai. Bet vis tiek va būdavo, kad į tai buvo blusų. Baisus laikai buvo. Oi, visko teka pragyventi. O karą laikė, kai buvo ta liga niežai, tai fui. Tokio košės, kažkokios smarvės pagamindavo, žmonės tepdavosi, kol nusigydydavo tos niežus. Niekai nepadarysi, neduok Dieve karą. Pui.